su diagnoze viskas okei. Aš norėjau kažką padaryti su sprendimu. Aš nenorėjau iš karto griebtis vaistų, nes aš pagalvojau, kad jeigu aš tą nusodinsiu vaistais, tikriausiai aš mažiau turėsiu jėgų, noro ir energijos kažkokį realiai rasti sprendimą, kuris išrautų šitą šaknį iš viso su visam. Man čia buvo 21 metai, man atrodo, ir aš mečiau savo darbus, išvažiavau į Islandiją montuoti padangų. Aš nesu gyvenime net Viniesi kalęs, mes su tėčiu labai buvom artimi. Ir čia buvo toks visai dalykas, kur, aš galvojau, kad man tikrai gali labai nepatikti. Aš kokių 14 gal metų susipažinau su Justu. Aš neatsimenu tiksliai, kur mes ir kaip susipažinom, bet tikrai buvo tie laikai, kai mes buvo visi pirmi vakarėliai kažkokie, pirmi ten plotai, kai ten tėvų nebūdavo namie. Bet kai mes pasileidom Keiką Liepos mėnesį, tai pasileidom, turiu omeny, kad mes jau pasileidom reklamas ir pradėjom pardavinėti. Oi, kiek mes ten straglinom tada. Yra absoliučiai baisu. Useriai pradėjo rinktis visai greitai. Mes pradedam visiškai naują projektą, apie kurį nieko nesuprantam ir nežinom. Ir pasakom, kad tarkim per metus uždirbsim 1 milijoną. Ir jam patiko šita mintis. Tai, juokinga. Žodžiu, šitas video bus kažkas, ko dar tikrai nesudaręs. Vakar su Arium važiavom ir sakau, žinai ką, reikia man atsisėst ir tiesiog apie viską papasakoti. Viską. Nuo ko pradėjom, iš kur aš iš vis atsiradau, iš kur aš, iš kokio miesto, kas yra neteisingai, kaip sekasi su Keika, kaip sekasi su mūsų bendruomenė, kodėl jinai egzistuoja, kiek čia mes uždirbam, kokie tikslai, kokie norai, apie viską nuoširdžiai, nes aš manau, kad aš esu nuoširdus, manau, kad esu visai jautrus ir visai savim pasitikintis žmogus, tai norisi visiškai išjungti kažkokį tai vaidmenį, kurį norisi išjungti dažnai prieš kamerą, darant kažkokius reelsus ar tiktokus, aišku, tą padaryti sunkiau, nes turi viską labai sugalvoti, kaip viską įtalpinti kažkokį trumpą laiką. O dabar mes prisėsim ir pašnekėsim su tavim taip, kaip aš pasakočiau kažką savo draugui, kurio nemačiau ilgą laiką ir noriu priminti jam kažką. Tai ką, aš dar kartą pristatysiu. Tai mano vardas Juras, man 28 metai, su jo šią vasarą, esu liūtas pagal horoskopą. Gimiau Vilniuj, 27 metų, Liepos 23. Įsidėk į kalendorių, kad pasveikintum kitais metais mane. 1:30 nakties gimiau, jeigu neklystu. Jeigu tiki kažkam žvaigždėm, gal gali ten kažką panarpliot. Buvau protingas vaikas, visai anksti išmokau skaityti. Juokinga tas, kad kai pradėjau skaityti, iškart pradėjau be skiemenų. Varėjau tiesiog. Skaitydavau darželį visiems, kas meniu bus valgyti. Ir mane norėjo leisti biškį anksčiau į mokyklą, bet aš nenorėjau, nes aš kažkaip bijau, kad nesutarsiu galbūt su vyresniais, nes kai esi ten darželį, 1 klasė ir panašiai, tas 1 metų skirtumas yra labai big, toks dalykas visai. Tai ėjau mokyklą įprastai ir man labai viskas lengvai mokykloje sekdavosi. Man labai lengvai sekdavosi matematika, lietuvių kalba ir taip toliau, viskas realiai. Buvau labai aktyvus vaikas šiaip, daug sportuodavau. Lankiau beveik visus sportus, iš tikrųjų, ką įmanoma lankyti. Man labai gerai sekėsi krepšinis, man labai gerai sekėsi plaukimas, stalo tenisas, futbolas gal biškį mažiau sekėsi, bet šiaip daug ką lankiau. Viskas patikdavo, bet greitai prarasdavau sudomėjimą visai. Kai ką palaikydavau metus 2. Kokia buvo problema man dar biškį paaugus, tai kad kai man viskas labai lengvai sekdavosi, dalykam šiek tiek pasunkėjus, kai ten 6, 7 klasėje, kur jau biškį reikėdavo įdėti laiko ir mano ten, sakykime, kažkokių tai žinių nepakakdavo tiesiog išmąstyti. Aš praradau, ne tai, kad praradau, bet supratau, kad neturiu įpročio skirti kažkam daug laiko, nes man ir tai viskas sekdavosi. Ir tada, kai pradėjo nesisekti, man buvo toks biškis šokas, aš nesupratau, kas įvyko. Iš kažkokio tai laikiau save protingu su tuo, tam ir tikras ego tempės iš paskos. Ir aš turėjau tokį vidinį konfliktą, kas čia dabar vyksta. Bet aš visai su to susitvarkiau, nebuvau ir tikrai 10-tukininkas, mokydavaus taip vidutiniškai, tiesiog nelabai skirdavau laiko, nelabai man mokykloje. Turėjau problemų vis laik su tuo, kad daryti kažką, kas man kažką sako daryti. Tai nesvarbu, kas tai būtų. Jeigu, tarkim, yra matematika, aš eidavau į biblioteką ar kažkur mokytis ekonomikos, tarkim.
tiesiog turėjau tokį dalyką, kad man reikia daryti kažką, ką aš sugalvojau ir viskas. Ir šitas dalykas yra iki dabar, bet grįžtant atgal, tai mokiausi aš Daukanto gimnazijai, labai faina mokykla, labai patiko, daug tikrai turiu draugų iki dabar iš ten. Tai iš viso mokiausi 3 mokyklose, tai Basanavičiaus progimnazijoje, Basanavičiaus gimnazijoje ir Daukanto gimnazijoje, kurią perėjau 9 klasėje. Tai iš tų daug, sakykime, skirtingų mokyklų atsirado nemažai draugų ir pažįstamų, ir toks didelis pažįstamų visai ratas, kas visai faina. Ir mes, aš kokių 14 gal metų, susipažinau su Justu. Aš neatsimenu tiksliai, kur mes ir kaip susipažinom, bet tikrai buvo tie laikai, kai mes buvo visi pirmi vakarėliai kažkokie, pirmi ten plotai, kai ten tėvų nebūdavo namie. Ir tuo pat metu mes labai su juo kažkaip kalbėdom ir apie pinigus, apie kažkokius tai verslus ir panašiai. Turėjom vieną tokį drabužių verslą, siųsdamas iš Kinijos visokius batus ir panašiai. Dar kai AliExpress ir kiti tie saitai nebuvo žinomi. Pasirodo, jie buvo ten visi feikai, ten tie batai, bet aš tuo metu, kai man ten siųsdavo sertifikatus parašytus kiniškai, aš tikėjau, kad ten realiai, tai Nike'as, ten Adidas, jie made in China, tai ten tikriausiai gali būti, kad jie ten kažkaip kažkokią dalį savo pasilieka ir išsiunčia ir taip uždirba daugiau pinigų tie patys gamintojai, kinai, kurie ten gamina. Man atrodo viskas logiška. Paskui, kai supratom, kad ten gal net tokie jie tikrai kaip mus ten bandė įtikinti, tai viską užraukėm. Kažką bandėm dar kartu dirbti anksčiau. Tai Justas kokių 12 klasė ar tai 11 pradėjo savo tokį brandą. Aš per daug apie jį nesiplėsiu, nes nežinau, kiek Justas gal nori, kad aš čia pasakočiau viešai. Bet žodžiu, Justas pradėjo tokį savo e-komercijos brandą. Ir paskui, kai gyveno Londone, net kai jis man rodė mokykloj, Justas labai atsimena šitą momentą, jis man kartais primena, kaip mes sėdėjom tokiam restorane ir man jis parodė savo to brando ir logotipą, ir kas ten maždaug įeina į jį ir taip toliau, kokie ten produktai. Ir aš jam pasakiau, blemba, seni, you're onto something, čia kažką turi savo rankose. Ir aš šito momento gal man jis nėra toks įstrigęs kaip Justui, bet Justui labai įstrigęs, jis mane kartą pasakojo, ir aš tada, aišku, savo galvoje jį atgimė jisai mano galvoj. Tai vat, ir jisai tada išsikraustė į Londoną, ir ten jam tas brandas labai išvažiavo, man atrodo, per koroną, jeigu neklystu, kai jis pradėjo prekiauti Amazon, tai vat, turėjo ir turi vis dar labai savo sėkmingą brandą. Aš tuo tarpu, mano situacija buvo kiek kitokia, aš gyvenau Australijoje, čia manau jau, kad kažkuriam video tikrai esu minėjęs, ten dirbau tokio finansų srity, tada pradėjau freelancing, žodžiu, man ten visai gerai sekėsi, bet dalykas yra tas, kad aš vis laik turėjau nekokius santykius su tėvais, ypač su savo labiau gal tėčiu, ir aš nuo kokių 15-16 jau norėjau tiesiog ištrūkti iš namų, norėjau būti savarankiškas, norėjau, kad visi sprendimai būtų mano, nenorėjau, kad kažkoks kitas žmogus iš vis turėtų įtakos mano gyvenime. Aš įsikrausčiau į Australiją dėl to pagrinde. Tenai man pradėjo visai neblogai sektis, ir tada, kai grįžau į Lietuvą, susiradau dar tokį darbą, pradėjau programuoti, on the side dariau savo dalykus, man visai ten viskas gerai sekėsi, aš turėjau labai gerus kontraktus. Ir tada mano šeima nutiko tam tikrą tragediją, aš kaip ir tiesiog gal netekau savo tėvų, ir tada man, aišku, nustatė iš karto depresiją, išrašė vaistų, ir aš kažkaip pagalvojau, kad blemba, aš noriu kažką padaryti pats prieš kažkokią tokią, su diagnoze viskas okei, aš norėjau kažką padaryti su sprendimu, aš nenorėjau iš karto griebtis vaistų, nes aš pagalvojau, kad jeigu aš tą nusodinsiu vaistais, tikriausiai aš mažiau turėsiu jėgų, noro ir energijos kažkokį realiai rasti sprendimą, kuris išrautų šitą šaknį iš viso su visam. Ir aš galvojau, kad tai tikrai yra įmanoma, ir aš kažkaip pagalvojau, kad man reikia kažkokio tai fizinio diskomforto, nes aš galvojau, kad blemba. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie serga depresija, ir priežastys gali būti labai įvairios, jos dažnai gali būti ir kažkokios tai nelabai egzistuojančios, arba ne tai, kad neegzistuojančios jiem, bet jos nelabai gal apčiuopiamos, tos problemos gali būti labai galvoje ir labai išpučiamos viduje. Ir aš pagalvojau, kad tikrai žmogus, kuris, tarkim, turi kažkokią tai depresiją, jeigu jį realiai padėti į negyvenimą, nežinau, į dykumą, tarkim, ir sakytų jam ištrūk iš čia, sakykime, ten koks 5 kilometrų reikia eiti, kad eiti iki kažkokios salos
ne salos, ten oazės su vandeniu ir dar kažko. Ir jis ten būtų ant mirties slenksčio. Naktim šalta, dienom ten veidas pūliuoja nuo karščio ir ten nėra jokio vandens ir panašiai, ir tada jis išgyvena galų gale. Aš galvoju, kad tai turėtų žmogaus tą depresiją tikriausiai ištraukti, nes jis tada, tas kontrastas, tau padeda suprasti, ant kiek iš tikro gali būti kažkokia tai problema, kuri, yra reali čia ir dabar, ta prasme, to grėsmė to gyvybė ir panašiai, čia yra tikri dalykai. Galbūt padėtų truputį pamažinti tas problemas, kurias tu turi galvoje. Ir aš to vedamas, mečiau tuo metu savo darbus visus ir pagalvojau, kas man visai neštų didelį diskomfortą. Ir man reikia to diskomforto ir tada man reikia iš to diskomforto gauti komfortą. Tai man čia buvo 21 metai, man atrodo. Ir aš mečiau savo darbus, išvažiavau į Islandiją montuoti padangų. Aš nesu gyvenime net Viniese kalęs, mes su tėčiu labai buvom artimi. Ir čia buvo toks visai dalykas, kur, aš galvojau, kad man tikrai gali labai nepatikti. Su visais žmonėm, kurie važiuoja į Islandiją ar kažkur į užsienį dirbti, aš važiavau kartu. Tai ten yra, atvažiuoja ten atskrendi oro uostą, ten yra tam kažkokie mikriukai, ten su jais išvažiuoja, ten kažkokie tokie kaip bendrabučiai ir važiuoji ryte į servisą, ten kokią 4-5 ryto, žiauriai šalta, lyja, tamsu ir, ten servisą niekas tam nesiskaito, ten aš mokiausi kaip tas padangas ten uždėti, ten gal 2 dienas kokias. Jaučiausi tai tikrai nekaip tenai, lengvai taip tariant, bet kas būtent man ir tenai, ne tai, kad padėjo, man tenai nereikėjo kažkokios labai, sakykime, vidinės pagalbos, bet esmė, kad čia buvo mano pasirinkimas. Aš buvau to vedamas, bet čia nebuvo mano kažkoks, kad man reikia pinigų, man bus šakės. Aš pinigų turėjau, aš turėjau jau ir gerą darbą ir turėjau savo visokius projektus, tad aš jau visai gerai gyvenau, bet tas, kad čia buvo mano pasirinkimas, mane dar biškai kažkiek, sakykime, tausojo, ten naktį gulint, žiūrint į lubas, galvojant, ką aš darau, aš supratau, kodėl aš tą darau. Ir pabuvau tenai kokias 5-6 dienas ir tas serviso owneris, pas kurį ten dirbau, buvo labai nefainis žmonės. Tai aš padariau tokį Irish goodbye, pasakiau, kad viskas, aš išvažiuoju ir išskridau atgal į Australiją, ten, kur jau gyvenau, kur turėjau savo draugų. Ir tenai jau pradėjau savo veiklą dar stipriau. Tai ten buvo nemažai ir visokių ir vakarėlių, ir tokie pirmi, sakyčiau, rimtesni pinigai, kur aš jau pradėjau ten uždirbinėti po kokių 10 000 per mėnesį. Tai labai gerai ten, labai linksmai gyvenau, ten, žodžiu, turi paplūdimį savo pakojam, turi viską, ką nori savo pakojam, iš tikro. Surfini, dirbi, varai su draugais kažką veikti, varai beach parties ir panašiai. Tai vat, ir iš tikro, aš manau, kad tas labai padėjo. Aš kažkiek gal ir didžiuojuos, kad aš tokių metų priėmiau tokius sprendimus, man labai patinka pagalvoti apie tą jūrą tų metų. Aš tada net ir savim atrodo labiau dabar pasitikiu, kad jau tais laikais aš taip suhandlinau tuos dalykus. Ir jaučiuosi dėl to stiprus. Ir labai juokinga, nes vakar ar užvakar sutikau Benediktą Gylį Hurakane Vokiečių gatvėj kaviniai. Ir kaip tik prieš 5 minutės aš ką tik dariau mūsų Keikos pitcho update'ą, kad nusiųst tam tikriem žmonėms, kuriais esu bendravęs, ar tai būtų kažkokie fondai ar kas. Ir aš jį pamačiau ir jis, jeigu nežinai, tai gali pasigūglinti, irgi investuotojas, angelas ir panašiai, yra labai daug ten iš savo visokių projektų irgi uždirbęs. Ir aš jį pamačiau ir galvoju, blem, čia ženklas, aš turiu net pakalbinti. Aš priėjau prie jo, sakau, sveikas, Benediktai, sakau, ant kiek stipriai dabar norėtum išgirsti 5 minučių pitchą. Ir jis sako, biškai pasijuokė, sako, plemba, tipo, toks biškai gal truputį nesusipatogina, normalu, nes buvo rytas, jis atėjo kavos išgerti tikriausiai ir sako, blema, galiu biškai gal atsigerti kavos ir davai aš per tas prieisiu. Galvoju, jo, gerai, aišku. Galvoju, kad tikrai gal ir neprieis, nes nežinau net kiek ten žmonių taip jį užkalbino ar kažką. Bet priėjo ir pakalbėjom ir visai ilgai pakalbėjom ir jis irgi pasakė šitą dalyką, kad yra tam tikri founderiai ir jis kaip, jeigu tik tai atsimenu, jis sakė, gal net ir ieško, kai ieško kur investuoti, jis ieško tų founderių, kurie būtų vedami kažkokia tai trauma, kažkokiu tai, kažkokiu turi tą higher purpose, kodėl jie tai daro, ką daro. Ir jo, aš sutikau su juo ir sakau, kad jo, manau, kad tikrai daug žmonių, kurie realiai negali sustoti, atrodo, kažką daryti ir tiesiog net tai nėra vedama kažkokia tai motivacija ir nereiks savęs motyvuoti, tiesiog nesigauna kitaip, atrodo, tu privalai. Tai jo, aš manau, kad čia yra tikrai pas daug, ką yra kažkokios tai traumos ir aš manau, kad tai yra, man belieka sakyti, kad tai yra geras būdas to kaupinti, aš manau, kad tai yra geras būdas to kaupinti, aišku, tai tikriausiai turėtų būti ne vienintelis būdas to kaupinti, būtų gerai ir kažkokius tai dvasinius ar ten
kad ir eiti terapijas ar su savim dirbti toliau, visokie sportai ir panašiai, kodėl žmonės pradeda ten ultramaratonus bėgioti, tas pats David Gogginsas, ten tikriausiai, kad ten yra mažai sveiko proto pas juos. Čia aš kalbu apie labai ekstremalius žmonės. Tai va, bet šiaip tie porą metų, sakykime, apie, kai ten įvykusios tragedijos ir panašiai, kad ir aš ten dirbau ir panašiai, ir man ten visai gerai sekės, tai tokie 2-3 metai aš vadinu jos gal net dalinai ištrinti iš mano gyvenimo, nes aš tikrai su tuo labai dylinau ir nelabai žinau, kaip aš turiu su to dylinti, kaip aš turiu jaustis ir panašiai. Aš kažkiek galvojau, kad aš save apgaudinėjau, kad aš išsigydžiau tą depresiją ir panašiai. Ir aš buvau dalinai vėl teisus, manau. Man ten buvo tikrai sunku judėti į priekį, aš kažkiek ten buvo daug perdegimo visokio ir panašiai. Ir aš tik jaučiaus, kad aš labai daug darau, bet aš nesijaučiu savim pasitikintis, aš nesijaučiau tikrai stiprus, jaučiaus, kad tiesiog daug darau ir nuo to atėjo daug perdegimų visokių ir tikrai buvo vietų, kur aš galėjau priimti drąsesnius sprendimus visokius, kaip viską kelti viršų ar savo tą veiklą ar verslą ir panašiai, bet tiesiog nejaučiau, kad ta baimė, kad aš neturiu jokio užnugario, kad aš esu vienas ir panašiai, man labai trukdė, tai jo, aš tuos metus vadinu ištrintais iš savo gyvenimo kažkiek. Nėra taip žiauriai, kaip dabar čia pasakiau, bet taip, sakykime, dalinis toks apibrėžimas. Tai va, kalbant apie savo šeimą, apie savo ten tėvus ir panašiai, tai čia yra dalykas, kuris yra wow, kad aš kalbu apie tai prieš kamerą, nes aš prieš kokius tik tai metus, pusantrų apie tai pradėjau kalbėti iš vis su kažkuo, kalbant apie savo draugus ar ten savo tuometinę merginą ar kažką. Aš buvau absoliučiai užsidaręs ties šitą temą. Ir tai yra tikriausiai irgi normalu. Tai va, dabar aš, kadangi kalbu apie tai su tavim čia, tai tik įrodoma, kad aš jaučiuosi jau pakankamai stiprus ir pakankamai gerai ir pakankamai savim ir pakankamą užnugarį ir stuburą susibilinęs. Ir dabar tikriausiai gera vieta persikelt truputį į ateitį. Ne į ateitį, bet į ateitį nuo to, apie ką čia kalbėjau dabar. Tai grįžtam į 23 metų vasarą, 23 metų rugpjūtį, kur man paskambino Justas ir aš tuo metu buvau su draugais Tenerifei, smagiai labai puikiai leidom laiką ir paskambino Justas ir man sako, sveikas, kaip sekas, kaip atostogos, mes truputį pakečepinom, nes mes su juo tos kelis metus nebuvom labai artimi draugai ir sako, blemba, o tu nenorėtum, Sako, žiūrėk, aš turiu verslą, sako, tu turi verslą, gal norėtum kažkokį padaryti kažkokius video, tipo kažkokį accountą, kur mes kažkuo dalinamės, kažkokiais patarimais, kaip tą daryti. Ir aš sakau, žinok, senė, aš apie tai jau galvojau kurį laiką. Ir čia buvo tiesa, aš apie tai galvojau kokius porą metų. Visą laiką žavėjo šitas YouTube'as, ką aš darau, čia yra absoliuti mano svajonė. Ir aš jam sakau, o davai gal pabandom padaryti kažkokį challenge. Pavyzdžiui, mes pradedam visiškai naują projektą, apie kurį nieko nesuprantam ir nežinom. Ir pasakom, kad tarkim per metus uždirbsim 1 milijoną. Ir jam patiko šitą mintis. Buvo nemažai diskusijų, nemažai pasiruošimo, jis gyveno Barcelonai tuo metu, aš irgi ten visur varinėjau. Ir mes taip po biškį, 24 metų, tai praeitų metų, balandžio 8 buvo įkeltas pirmas video Instagram. Jisai surinko labai daug peržiūrų, dabar tikriausiai ir 200 000, ten jis iškart surinko šiam per dieną ir per 2, tai ten followeriai pradėjo iš karto augti baisiai stipriai. Aš ten dar pasišėrinau savo asmeniniam Instagram'e, sudėjau beveik visus žmonės į savo close friendus ir įkėliau į close friendus tekstą parašęs, jeigu tu esi close friendus, reiškia, man daug reiškia. Ir aš tas turiu paprašyti paslaugos, nueik, pašenk tą video ir taip toliau. Jis labai gerai suveikė, sorry. Ir jo, tai daryti po to video. Pirmas video buvo dar nesunkus, nes mes pristatėm, ką mes darysim. Antram video mes irgi pristatėm toliau, apie ką čia bus šitas kanalas, taip toliau. 3, 4, 5, 6, 7, 8 video, kur mes turėjom tą pradėti daryti, tai ten išsirinkti idėją, taip toliau, buvo šakės kaip sunku. Ne gal pats tas, sakykime, darimas pačio verslo darimas, tai buvo viskas okei dar. Bet kadangi mes lietuviai, mes viską darom čia Lietuvoje ir panašiai, aš generalizuosiu truputį, arba tarkim negeneralizuojant, mes su Justu truputį apsikrovėm, yra tam tikri expectationai žmonių, kurie ten pafollowino, kurie ten tikisi kažko. Mes absoliučiai, nei aš, nei Justas neturėjom jokios patirties gyvenime su kamerom, su kalbėjimu prieš kamerą, su
video darymu, mes net, ta prasme, aš gal biškį istorijų keldavau, dabar aš keliu gerokai daugiau, anksčiau nebuvau labai ten aktyvus socialiniai medijai, Justas iš vis nebuvo aktyvus ir mes, taip jautėmės, kaip einam visiškai prieš vėją, prieš tai, kas mums būdinga, prieš tai, kas natūralu ir tie pirmi video, jos juokinga dabar, aišku, pažiūrėti, bet, buvo ypatingai sudėtinga. Tai mes pradžiai pradėjom nuo tokių AI chatbotų darimo ir visai mes, sakykime, pradėjom visai šiaip gerai. Gal trukdė tas, kad mes gyvenom tada iš skirtingų šalių, tai būdavo, kad aš būdavau Lietuvoje, jisai Barsoj, jisai grįždavo, aš kaip tik tada išvažiuodavau, bet mes tai pabiški, apsišildėm kojas ir tada sukūrėm, truputį papivotinom, ne tik, kad papivotinom, mes sukūrėm tokį brandą ultimateautomations.com, man atrodo, websaitas vis dar aktyvus, jeigu nueisi tenai ir paieškosi. Tenai mes jau neapsiribojom chatbotais, mes jau nusprendėm, kad davai darom tiesiog kažkokius AI sprendimus, išjungsiu Slacką. Darom AI sprendimus visokius, kad ir kam ko reikia, tai arba įmonė pati žino, ko jam reikia, arba mes ateinam ir pasakysim, atrasim, ko jam reikia ir vienas iš tų produktų ir bus chatbotas. Tai mes pasileidom tokią ir tų chatbotų beta versiją ir tikrai padeplojinom keliose websaituose, ėmėm už tai pinigus, nebuvo kažkas wow, mūsų ten revenue buvo 2-3K per mėnesį ir tikrai, paskui supratom, kad tas, kad mes dirbam atskirai, ne iš to pačio miesto, trukdo labai stipriai, nes tuo pačiu aš turiu savo darbus, Justas turi savo darbus. Ir tiesiog jautėsi, kad mes labai ant sudėtingo modo žaidžiam, ant extreme modo. Ir tada mes sugalvojom, kad darom appsą. Nes pirminė mintis ir buvo daryti kažkokius AI sprendimus ir rasti sprendimą, kurį galim produktizuoti. Tai paversti kažkokiu tai produktų, kurį galima paskui parduoti jau daug įmonių. Tai galėjo nutikti įvairiais būdais. Arba mes matysim kažkokį poreikį, kuris atsikartoja, arba pamatysim tiesiog sprendimą, kuris lengvai produktizuojamas ir mes suprantam, kaip tai padaryti. Ir mes nusprendėm automatizuoti tai, ką mokam su Justu geriausiai. Tai yra marketingas. Appso pirminė mintis buvo, kad mes automatizuojam visą marketingą, tai kas yra susijęs su Facebooko adsais, social media postais, LinkedIno postais, Twitterio postais, e-mailais, ar tai būtų automatizacijos ar kampeinai ir panašiai. Ir vizualinė, ir tekstinė dalis. Ir tuo metu mes tikrai užsimojom truputį per daug, nes mes pirmą kartą gyvenime darėm appsą. Jeigu dabar jau technologija visa AI yra pakankamai gera, kad kurti vizualus, tai tuo metu tai tikrai nebuvo net arti. Mes žiauriai strugglinam ir tiesiog supratom, kad viskas bildinasi ypatingai lėtai. Pati Cake gimė, čia ir gimė Cake, čia to produkto vardas ir buvo būtent Cake. Cake beje yra iš japoniško žodžio keikaku, kas reiškia efficiency, planavimą ir panašiai, kas buvo pirminė šito appso misija. Tai tokį efektyviau planuoji savo marketingą ir toliau. Ir kaip supratom, kad viskas taip lėtai bildinasi, bet jau kai pradėjom galėti pardavinėti, mes supratom, kad mes nesuprantam, kas yra mūsų klientas, nes mes darom kaip ir visą marketingą, o nėra retai kažkoks žmogus daro visą marketingą. Tai mes turėtume duoti appsus kažkokiai įmoniai, kuri tada paskirsto palei funkciją kažkokiem žmonėm ir supratom, kad čia nėra geras tikriausiai būdas pradėti. Mes pasikalbėjom su savo keliais tuo metu useriais ir nusprendėm, kad reikia palikti tiesiog vieną funkciją ir eiti su ją. Ir taip gimė Cake realiai, kuri ir dabar yra. Tai mes automatizavom būtent Search Engine Optimization, kitaip SEO, o dar kitaip Google organinę paiešką. Dabar mes Cake visiškai atnaujinam. Kaip jinai veikia, tai tarkim, tu įvedi savo kažkokį domeną, URLą, brandą pavadinimą, website. Mes nuskreipinam, suprantam, kas tai per brandas, ką tu parduodi arba ką tu darai ir panašiai. Ir tada priklausomai nuo to, ką tu darai, priklausomai nuo tavo konkurentų website ir brandų, mes turim tokią logiką, kaip mes išanalizuojam, kokie keywordai yra aktualūs ir pagal kokius keywordus ieškotų žmonės galbūt produkto ar svetainės ir norėtų atsirasti tavo svetainiai ir pasinaudoti galbūt tuo, ką tu siūlai. Ir pagal tai mes sudėliojam turinio strategiją, nes kiekvienas keywordas turi savo intenciją, tai keywordas gali būti informacinis, kai žmogus ieško informacijos, keywordas gali būti transactional, kai žmogus jau ieško ką nusipirkti ir taip toliau. Ir pagal tai mes dėliojam tokias kategorijas ir ten yra visokių niuansų, reikia, kad tas turinys nesikanibalizuotų, tai kas straipsniai nebūtų per daug panašus ir panašiai, bet kai tu imi tai kaip visumą,
tu gali tą padaryti. Tada ten prasideda visokios integracijos, kad visas yra kalendorius, tu gali automatizuotis ir panašiai. Bet mes pasileidom Keiką Liepos mėnesį, pasileidom tokią beta versiją be daugelio šitų funkcijų, bet visa ta turinio strategija neegzistavo. Bet mes pasileidom ją be kalendoriaus, be autonomiško straipsnių rašymo, tai tu turėdavai pats susigeneruoti straipsnį ir jį pasidaryti, ir jį įsikelti svetainę. Pasidarėm laiko einant 2 integracijas, tai WordPress ir Shopify'us, bet kai mes pasileidom Keiką Liepos mėnesį, tai pasileidom, turiu omeny, kad mes jau pasileidom reklamas ir pradėjom pardavinėti. Oi, kiek mes ten straglinam tada. Yra absoliučiai baisu. Useriai pradėjo rinktis visai greitai ir mes nusprendėm, kad mes darysim su visais demo callus, parodysime mapsą, suteiksim žiauriai gerą supportą. Boy, were we wrong. Mes vieną savaitę viena buvo savaitė, kai mes turėjom virš 60 demo callų ir nors ir daug kas pirkdavo, mes tikrai neišsprendėm supporto klausimo taip, kaip mes planavom, nes mes galvojame apie 10-20 userių, sudėsim su Slack'o kanalus, sudėsim su WhatsApp'o kanalus, bet kai jų atsirado per savaitę 50 ir per kitą savaitę dar 50 ir jau turim beveik 100 ir visi pradėjo spamint žinutės mums, kad ten reikia sąskaitos, mes neautomatizavom sąskaitų generavimą, kaip integracijos, kaip tą daryti, kaip aną daryti, kokia čia logika, kaip šitas veikia ir panašiai. Ir mes tiesiog tapom visiškai 24/7 technologinių supportų žmonės. Mes per mėnesį, tikrai nepilnus 2 mėnesius, tikriausiai labiau gal pusantro, mes sugeneravom apie 90, pasiekėm kokius 92-94 tūkstančius dolerių tų metinių pasikartojančių pajamų. Kitaip tariant, mes per mėnesį pradėjom generuoti po 6-7 tūkstančius eurų. Ir mes priėmėm sprendimą tos adsus sustabdyti, kol mes išspręsim produktą. Nes mes nebegalėjom daugiau skeilinti tiesiog, nes mes negalėjom pavežti. Tai mes adsus sustabdėm praeitą mėnesį, rugpjūtį. Dabar mes visiškai atnaujinam Keikos tą pirmą versiją. Bet tuo pačiu mes sukūrėm naują produktą, kuris yra skirtas AI-us paieškai, tai kad tavo brandas atsirastų ne Google būtent, o ChatGPT, kai kažkas to ieško. Tai ten irgi yra atskiri visiškai niuansai, kaip tą daryti, yra daug techninių dalykų. Dabar šiandien kaip tik paleidžiam naują funkciją, kuri seks Reddito threadus ir kitų social forumų threadus, kurie yra aktualūs tavo brandui, kur tu gali nueiti ir parašyti komentarą apie savo brandą, pristatyti savo brandą, savo produktą, tarkim, ir tu automatiškai čia laimi iš 2 pusių, nes tu gauni direct trafiką iš to Reddito ar Quoros ir kitų formų. Ir tuo pačiu ChatGPT ir kiti AI, LLM, jie ima data pagrindę būtent iš ten. Realiai 40% source'ų šiuo metu ChatGPT sudaro Redditas, tai tu būni toks, tampi tokiu trusted ir verified brandu. Tai vat, dabar mes dirbam aš, Mykolas, Donatas, Arijus, Rokas, Nojus prisijungia dar, tai va toks mūsų sąstatas, devai, dizaineriai, performance marketingas ir panašiai. Ir jo, tai tokia dabartinė situacija, mes tą AI Keiką pasileidom prieš kelias dienas, ir dabar Keikos pirminę versiją visiškai updatinam, kad atliepti visas klaidas, kurias padarėm, tai visi, jeigu kažkokie useriai mūsų čia žiūri, tai visų, ne tai, kad atsiprašau, tikrai neatsiprašau už nieką aš, bet labai lauksiu naujoje versijoje, tikrai parašykit, suteiksim ir nuolaidą ir tikrai žinau, kad ten buvo problemų ir bugų ir dalykų, kurie neveikia, bet, taip jau yra. Čia yra pirmas appsas, daug ko nežinojom, dabar jaučiamės gerokai stipriau ir galim, suprantam, kaip padaryti tą experience žymiai geresnį. Tai va čia tokia, kaip ir tas visas video yra nuoširdus, tai čia aš taip ir tokia nuoširdė žinutė jums. Čia kaip stand-up'e kokiam, jeigu esi buvęs stand-up'e, žinai, ten žmonės būna, pasiėmė telefoną, pasižiūri, ką jie ten pasirašė. Tai va, kaip jau gal kažkas matė Instagram'e, kas nematė Instagram'e, mes su Justu kartu nebedirbam jau apie mėnesį. Tai čia irgi tokia buvo nauja dinamika, prie kurios reikėjo prisitaikyti, bet svarbiausia, su Justu likom draugais, aš dėl to labai džiaugiuosi, man tai svarbiausia. Bet panašu, kad viskas yra ok, viskas važiuos toliau. Mes su Justu tikrai ir padeda dar man, mes nėra, kad visiškai atsiskyrėm ir nukirpam aikštelę, bet norėjau dar ką papasakoti apie VUPą ir visą bendruomenę. Tai bendruomenės tikslas buvo, realiai visų šitų video tikslas galų gale buvo padėti žmonėm ir patiems pradėti kažkokią savo veiklą. Ir kai mes su Justu galvojam, nuo kokios idėjos mes patys pradėsim,
Tai mes nežinojom, kad mes pradėsim ten nuo AIAUS kažkokių tai AIAUS agentūros ar kažkokio appso. Aš nuoširdžiai galvojau, kad mes darysim kažkokią agentūrą, gal marketingo ar kažką, ką mes jau esam, ką aš jau moku daryti ir kažką su e-komercija, ką jūs jau moka daryti. Bet kažkaip galvojom vardan video, vardan challenge'o, labai įdomu, jeigu pradėtume daryti kažką kito, kažką apie ką visiškai nesuprantu. Bet sukurti bendruomenę, kur žmonėm padėtume uždirbti patiems pinigų, tai pradėti kažką savo, visą laiką egzistavo šita idėja, šitas tikslas. Kažkuriuo metu, kadangi mes esam dviese, aš biškį paskyriau laiko tai bendruomeniai galų galę sukurti. Tai pirma buvo Discord'e, bet ten buvo labai blogai, realiai visiškai nežinojom, kaip jį manedžinti, visiškai buvo jisai neaktyvus, nors daug žmonių suplaukdavo, kai mes pareklavom jį. Vėlgi darėm tai pirmą kartą ir nelabai radom pavyzdžių, nuo ko atsispirti, nes Lietuvoje to gal nelabai kas darė, arba bent jau aš nežinau apie tuos, kas darė. Ir tada Discordą visiškai nukilinom, perėmė į Vupą. Vupė mintis buvo padaryti viską nemokamai, paskui galvom, gal kažkaip reikės monetizuoti. Bet apie tai per daug nesvarstėm, tiesiog žinojom, kad tikriausiai vėliau reikės monetizuoti, tiesiog tokia ir buvo mintis. Bet viską darėm nemokamai pradžiai ir vėlgi buvo daug žmonių, į Vupą susirinko irgi beveik 2000 žmonių, bet viena priežastis iš to yra tai, kad tai yra nemokamai, aktyvumas buvo žiauriai mažas. Ir kai yra daug žmonių ir mažas aktyvumas, tai netgi tie, kurie nori būti aktyvūs, jie nebus aktyvūs, nes jie jausis nejaukiai galų gale, nes yra daug žmonių ir niekas tenai nieko nerašo, tai kodėl aš turėčiau, čia kažkaip bus keista. Lygiai tas pats, jeigu tarkim ateitum į kažkokią tai areną ir ten būtų 2000 žmonių ir visi tylėtų, tai tu tikriausiai nepradėtum ten klikauti. Bet jeigu ateitum į vakarėlį, kur 30 žmonių ir visur šurmulys ir visi kvepa, tu jaustumės komfortabiliai ir gerai tikriausiai pats prisijungti pokalbį. Natūraliai kilo mintis padaryti tokią labiau kažkokią explicit, tokią visiškai mažesnę community, kur mes atsirenkam žmonės realiai ir jinai būtų mokama, kad žmonės jaustųsi, kad jie, dovanotos, kaip sakoma, dovanotos knygos nieks neskaito. Aš nepilnai sutinku su šitą pasakymą, aš paskaitau dovanotas knygas, bet šiaip, čia yra toks pasakymas neveltui arba dovanotam arkliuje į dantis nežiūrima. Tai mintis ta, kad kas yra nemokamai, yra nelabai įdomu, nes tu automatiškai tavo smegenys neuždeda tam labai didelės vertės ir svorio. Mes padarėm tai mokamai ir užkepinom ant 50 žmonių pradžiai, tiesiog pratestuoti, pažiūrėti, ar viskas yra cool, ar viskas veikia, ar kažkas čia gaunasi ar ne. Ir pasidarėm ir viskas yra visai super. Aišku, kai mes buvom dviese su Justu, tai tada galėjau aš tam daugiau laiko skirti. Dabar, kai esu vienas, jau sunkiau truputį, bet visas turinys, kas toje bendruomeniai turi būti, apie ką aš ten kalbu ir panašiai, nes aš pasakoju apie tai, kaip aš pradėjau pats uždirbti pinigus. Aš pradėjau iš paslaugos, aš teikiau paslaugą žmonėm, verslam, dariau websaitus, tada dariau marketingą. Ir tiesiog tą visą patirtį, kaip tą daryti tvarkingai, kaip nesuklysti, ten daug žingsnių, shortcutai, kaip realiai. Čia nėra kažkoks ten dalykas, kaip čia per savaitę ten uždirbti pinigų ar kažką, čia yra labiau vietoj to, kad tu nežinodamas, ką daryti, nepasitinkintis savim visiškai darytum tą 2 metus, dabar gali padaryti per kelis mėnesius, gal net per 2 mėnesius. Ir jo, mes turime bendruomeniai daug žmonių, kurie, nedaug, 6 žmonės, kurie jau uždirba pinigus iš to, bet mes pasivedom visai neseniai, tai aš skaitau tai kaip laimėjimą. Yra vienas toks ir Matas, kuris uždirbau ten virš 5000 per mėnesį, tai jeigu Matai žiūri, tai šaunuolis. O dabar, kai yra ta community mažesnė, mokama, tai yra ir aktyvumas žymiai didesnis ir aš pats tos žmonės jau jaučiu, kad pažįstu, ne vieną esu ir sutikęs Vilniuje ir darėm tokius ir bėgimus, kur mes susipažįstam. Tai visai kas kita ir tiem žmonėm, kurie ten aktyvesni, kurie jau kažką ten pradėjo savo realiai daryti. Aš duodu ir savo komandos narius su jais pabendrauti. Tik vienas toks bičas Armandas, jisai daro Facebook'o ads mūsų bendruomeniai. Ir jis jau pradėjo, jis turi ne vieną klientą, iš to uždirba ir jis norėjo konsultacijos su Roku, kuris yra mūsų ir Keikos ir mano agentūros partneris. Bičas su 10+ metų patirtim su Facebook'o ads, jis absoliučiai viską žino. Pasidarė su skambutį virš valandos, viską pasakojo ir aš tada sakau, Rokai, blemba, davai reikės gal tai, ką tu pasakoji man, tai tiesiog kažkaip padidinti truputį ir įdėti į programą, į tą bendruomenę ir tiem, kurie norės daryti meta-asus, tegul jie gali iš tavęs tiesiai ir mokytis. Ir toks tikslas ir yra. Mes turim ne vieną 16-metį, 18-metį, man yra ne vienas žmogus rašęs jaunas mokykloje, kad ten neturi tiek pinigų, kad padžioint ir panašiai, tai mes tikrai atsižvelgiu ir amžiaus žmogus panašiai. Ne vienas žmogus yra tenai nemokamai jaunesnis, bet jau aš nemokamai labai atsargiai duodu, nes bijau tiesiog, kad jam bus neįdomu, tada ir jis nenorės, tai tiesiog dažniausiai būna kokios labai didelės nuolaidos, ten 90%, 80%, 50% ir panašiai priklausomai nuo situacijos. Tai vat, tai toks bendruomenės tikslas ir yra realiai. Tai va, tai aš dažnai
pagalvoju apie savo brolį, apie savo jaunesnį brolį, kuriam visai neužilgo bus ir 13-14 metų ir aš galvoju, žinai, kokį jis turinį mato, kai skrolina kažką TikTok'e, Instagram'e ir panašiai, ir aš noriu tiesiog, kad dalis bent jau to turinio, tai tiesiog būtų šitie dalykai, apie ką mes kalbam, noriu sudominti jį galų gale ir tada aš galvoju, kad ir jo tikriausiai kažkoks bendraamžius ir mano tikslas yra, kad jis, aišku, nuo 14-15 jau sėdėtų su manim office ir dirbtų ties kažkuo, kas jam įdomu. Kokius Roblox'os skinus gal darys ir sugalvosim, kaip juos pardavinėti ir panašiai. Bendruomenės tikslas toks realiai ir yra, kad žmonės, kurie jaučiasi, kad neturi pakankamai pažįstamų ir nėra kažkam tarpe, kurie jaustų, kad juos palaiko, ar padeda jiems, tai kad turėtų visą laiką čia vietą. Ir tikrai ne vienas žmogus susidūrė su šitą problemą, nes mums parašo, kad tas turinys, ką mes darom, yra būtent, atrodo, kaip jaučiasi, kad mes esam kaip tie draugai, kurių visada norėjo, kurie kažką daro ir panašiai, nes jų aplinkoje taip nėra ir dėl to tas trukdo. Ta aplinka labai gali maišyti. Aišku, idealiu atveju tu turėtum nepriklausyti nuo savo aplinkos ir daryti viską, ką nori, nesvarbu, kur esi ir su kuo bendrauji, bet apie idealius atvejus galima kalbėti, bet statistiškai dažniausiai tiesiog vyksta viskas kitaip. Tai jeigu nori būti sėkmingas ir daug padaryti ir panašiai, tikriausiai geras pirmas žingsnis būtų save apsupti tai žmonėm. Bet nėra neįmanoma tą padaryti ir nesam su tai žmonėm. Einant toliau, čia labai gerų metų šitą video darau, nes prieš 3 dienas, aš jau biškai pasimetu dienos. Užvakar gavom tokią pirmą rimtesnę heito bangą Reddit'e. Kažkas tiesiog sukūrė threadą apie, kad neteisingai LT čia skemina žmonės. Kas norėsit, nueikit pasiskaityti, man nėra absoliučiai jokia problema, kad ten nueisit ir paskaitysit visą tą heitą. Bet tiesiog tai 1 valandą, kai aš pamačiau, nes man atsiuntė draugas, aš iš tikrųjų išsigandau, nes nesu su to susidūręs gyvenime. Kai mes gal pradėjom daryti tos video, aš galvojau, kad taip gali nutikti kažkada, bet tada, kai tai nenutiko ilgą laiką, aš buvau visiškai tai išmetęs iš galvos. Ir dabar, kai pamačiau, aš išsigandau, nes ten jau buvo visai nemažai komentarų ir aš nesupratau, iki kokio čia lygio viskas išsiplieks. Ir aš pagalvojau, kad, blemba, davai, reikia man tą threadą prisijungti, parašyti, kad labas, čia Jūras, jeigu turit kažkas kažkokių realių klausimų ir kažkas įdomu, tai pakomentuokit, parašykit po mano komentarų, aš viską galiu atsakyti, nes pagalvojau, blemba, kad ir kokia situacija būtų, reikia naudotis tą kortą, kad realiai viską darom labai švariai, gražiai, viešai galų gale. Jeigu kažko ir neparodom, tai tik dėl to, nes nesuprantam, kaip parodyti, ne dėl to, kad kažko nesinorėtų rodyti. Nėra viskam ir laiko, ir energijos, ir minčių galbūt, ir to kūrybiškumo. Tai mano tą komentarą, kur aš atėjau pristatyti, mane tiesiog domautino. Ten porą žmonių tik tai paklausė kažkokių klausimų, kuriuos atsakiau ir ten nieko nebeatsakė. Tiesiog supratau, kad žmonės ten neatėjo realiai sužinoti kažkokių faktų, tiesiog atėjo realiai pastumt su savo kažkokia tai išgalvota informacija. Tai pagrindė bet ten ant visko, ant mano šeimos, ant mano vardo, ant mūsų tos bendruomenės, tai bendruomeniai skeminam žmonės, su keikas skeminam, neturim jokio ten revenue, neturim jokių investicijų, žodžiu, plaunam žmonėms smegenis, imam iš jų pinigus ir tą darom. Tai vat, tiesa yra, aišku, kiek kitokia, mes tos bendruomenės tikslas buvo, jeigu jau imam pinigus, tai turim sukurti, tiek vertės, kad tai būtų absoliutus no-braineris ir kad ten atsipirktų tau ten 10 kartų minimum. Ir aš manau, kad tą ir padarėm. Ir ne vienas žmogus, kuris yra tam Reddit'e, arba ne vienas žmogus, kuris yra mūsų bendruomeniai, yra apie kažką blogo pasakęs, yra tik tai tie, kurie nėra joje, ir tada tiesiog belieka jiems tik spėlioti, tai tą ir daro. Tada, kai nieks nepakomentavo po mano to komentarų, kur aš prisistačiau, aš pasijaučiau kiek geriau, nes supratau, kad čia... Aš net nežinau, iš tikrųjų, man dvejopi jausmai kyla, aš kaip ir nejaučiu pykčio, niekam tenai man iš dalies gal pradžiai biški liūdna pasidarė, kad yra taip, nes aš tada pagalvojau, kad daug žmonių, tarkim, kurie man ten rašo, kad neturi ten pažįstamų, kurie galvotų, kaip jie norėtų ten kažką savo daryti ir panašiai. Tai kiek žmonių tokių yra tavo rate, pavyzdžiui, arba mano rate, aš manau, kad ten mano pažįstamų tam Reddit'e yra nemažai. Tikrai ne draugų, bet pažįstamų tikrai turi būti. Tai kiek žmonių yra, kurie tave tiesiogiai gali paimti ir taip sodinti ir bandyti traukti žemyn ir panašiai. Tiesiog su kažkokiais išgalvotais dalykais. Tai jo, tai pradžiai biški liūdna pasidarė, paskui biški pasidarė gal kažkiek gėda, kažkiek tiesiog nefaina buvo mintis, net blema, tai gal čia ar verta Lietuvoje tos video daryti tada, jeigu čia tokia to kaina.
labai gerai parodo ir tau jeigu žiūri, jeigu turi kažkokių minčių, kažką panašaus kažką gyvenime daryti, tai gali pamatyti, kas tavęs už kampą lauktų. Bet tada pagalvojau, kad blema, taigi mes galvojam, kad tai bus. Mes tiesiog apie tai pamiršom. Ir taip ir turi būti. Ir čia yra dalis to. Ir dabar reiškia, reikia dvigubai spaust gazą. Nes reiškia, kažkam keli emociją, kažkam yra įdomu. Reiškia, kad tikriausiai kažką darai gerai štai vietoj. Tai va, ir tada pagalvojau, kad čia YouTube'ai tikriausiai yra kita auditorija negu Instagram'e galbūt net. Ir pagalvojau, kad reikia padaryti video, kur aš apie save papasakosiu visiškai atvirai, apie viską, ką mes darom, visiškai atvirai, be jokios, absoliučiai be jokios kaukės, be jokios vaidybos, be jokių montavimų, tiesiog per vieną kartą prisėsiu viską, išpilsiu iš kibiro. Jeigu yra žmonių, jeigu tu, tarkim, žiūri ir jauti, tarkim, kad iš aplinkos tu netyčia kažkokia irgi tokia gauni kažkokią tokią neigiamą energiją, ar kad tave gali traukti žemyn kažkas, arba tą daro galbūt, ir pilnai gal savim nepasitikė, tai tiesiog vienas dalykas, kad man kai buvo su jo 25-26, supratau, kad man reikia tiesiog pasitikėti pilnai savim ir viskas. Aš žinau tiesą, niekas nežino tiesos daugiau. Esmė labai paprasta. Niekas nežino tiek konteksto ir neturi tiek konteksto apie tavo gyvenimą, kiek tu pats. Tai patarimus dalinti ten kažkas, pavyzdžiui, ar kažkokius kitus dalykus gali kiek nori, bet tu turi žinoti, kaip daryti yra geriausiai. Ir tu tiesiog turi šventai tuo tikėti. Aš žinau, kad kai aš sakau, kad aš vis laik teisus, aš žinau, kad aš kartais klystu, bet tai, kad aš žinau, kad aš teisus, man padeda greičiau daryti kažkokius tai sprendimus, kurie aš manau, kad yra geri. Ir tai kartais yra geriau, net jeigu ir padarai klaidingą sprendimą, bet jį padarai, nes tada eini prie kito sprendimo, prie kito klausimo ir kitos problemos. Tai va, linkiu visiems tikrai šiuo atveju pasitikėti. Nežinau, ar čia yra ko pasimokyti iš to Reddito. Man tiesiog kažkiek, aš bandžiau įsivaizduoti, kas ten per žmonės taip rašo ir daro. Būtų įdomu, jeigu kažkas prieitų tiesiog gatvėj apie tai pakalbėtų, pasakytų man, tarkim, kažką, ką ten rašė, nes tiesiog būtų įdomu padiskutuoti iš tikrųjų. Bet taip tikriausiai aš įsivaizduoju nenutiks. Tai jo, tuo tikriausiai ir norėčiau galbūt net ir wrap-upint, užbaigt. Šiaip viskas važiuoja labai gerai, aš esu ypatingai ir laimingas su tuo, ką darom. Tikslus realiai, kuriuos turiu, panašu, kad pavyks pasiekti. Tas milijono tikslas, jisai buvo, kiek mes nemanėm šiaip su Justu, kad mes pasieksim tą milijoną prieš 4 metus. Čia buvo labiau kaip visus užbeitint, kad ateitų. Tai aišku, kai kurie žmonės priėmė tą labai, labai tiesiogiai, bet tai tas milijonas jisai ateis, aš neabejoju visiškai. Čia laiko klausimas. Norėtųsi kažkaip gražiai užbaigti šitą video, bet kai aš nieko čia per daug neplanavau, tai taip ir gaunasi. Tai žodžiu, tiesiog palinkėsiu tau siekti savo tikslų, nebijoti tikrai savo kažkokios aplinkos, kad ir kokia jį būtų. Žinok visą laiką, kad savo kažkokių bendraminčių ar kažko tikrai gali atrasti dabar lengviau negu niekada, tiksliau lengviau negu bet kada, visus ir social network ir panašiai. Tam padeda, plus mano žinutės Instagram'e vis laik yra atviros. Aš nenoriu sakyti visiems atrašau, beveik visiems atrašau, ir ypač jeigu yra kažkokia tai, jeigu kažkas prašo kažkokia problema su kažkokiais išgyvenimais ir panašiai, aš iš šitus aš visiems atrašau, nes pats esu turėjęs jų nemažai, tai žinau, su kuo galima gyvenime būti susidūrus ir žinau, kaip gali kažkokio žmogaus viena žinutė, vienas gražus sakinys, žodis palaikymo padėti. Tai va, turėk omeny. Būkim vienas kitam geresni, gėris nieko nekainuoja ir jo, viskas. Tai taip ir užbaigsiu. Šiandien vakare važiuoju į Kauną žiūrėti Utmos, tai bam, bus labai smagu. Ir einu išjungti kameros, tai iki.